Sveikiname su visais, kurie mus žiūri ir klauso. Tęsime verslo aktualijų laidoje pokalbius, kurie lydi verslo aplinką. Šį kartą pakviešiu su jumis pagalvoti, kokios stereotipinio mąstymo tendencijos lauke gyvename ir papuolę, kokios klišės mūsų galvoje apie verslą. Keletą jų pavardinsiu, kurias metų metais mes turime arba paneigti, arba kažkaip išteisinti. Kad visi verslininkai vagys, kad jie gobšus, kad jie savanaudžiai, kad jie išnaudoja savo darbuotojus. Na ir galima čia tęsti šitą sąrašą. Šį pokalbį vesiu aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė, o kalbinsiu alternatyvaus verslo valdymo strategą Žaną Neimantą. Kai pradėjau šitą sąrašą, kažkas labai sugirbėjo, atpažįstama, tikrai tie stereotipai metų metais perduodami ir sutinkat versle? Deja, bet taip. Nors paskutinį tyrimą, kurį, man atrodo, mačiau, tai 20 metais buvo paklausta žmonių ir būtent iš jūsų pavardintų stereotipų, reiškia, apklausoje buvo daugiau negu 50% žmonių, kurie vienaip ar kitaip įvardino, reiškia, verslininką kaip kažkokį bendrąjį blogį. Nors tai visiškai netitinka realybės ir manau, kad tai susiję gali būti arba yra, tai mūsų visuomenės transformacijos dalis, nes kažkodėl tai tam tikros žmonių grupės dažnai dar gyvena praeityje. Ir tikrai aš manau, kad Lietuva yra nepriklausoma ir graži, ir verslas yra stipriai pasikeitęs nuo tų 90-ųjų metų, kur iš tikrųjų buvo laukiniai vakarai ir dažnai verslus darė ne tie žmonės, kurie norėjo gėrio. Bet manau, kad kaip ir viskas, taip ir visuomenė turi keliauti savo kelionę. Ir dabar jau manau, kad mecenavimas arba prisidėjimas arba pokalbiai apie saugumą, apie aplinkos kūrimą, apie darbuotojų išlaikymą, apie darbuotojų skatinimą. Tai yra būtent visos kalbos ir sistemos, kurio įmonėse verda, yra visiškai radikaliai priešingos. Tai ar gajus? Taip, dar gal, manau, yra tų žmonių, kurie po šiai dienai galima sutikti, kurie taip ir išsireiškia. Bet jeigu jiems užduodi klausimą, pragmatišką, kaip pavyzdžiui, ne, kad tai ar verslininkas yra tas kapitalistas, kuris išnaudoja, ar verslininkas yra tas, kuris sukuria darbo vietas, kur kažkokiam regione, jeigu nieko nėra, tai praktika rodo, kad jeigu yra tam tikram regione daug verslų, tai tie ir miestai pradeda žydėti, ir rajonai, ir miesteliai, ir taip toliau. Jeigu verslo nėra, tai viskas degraduoja ir po truputį, reiškia, kaip čia sakyti, sunyksta natūraliuoju būdu. Tai nėra nei gerai, nei blogai. Aš manau, kad mes gyvenam tokioje pluralistiniai visuomeniai, kur yra visokių žmonių ir tarp verslo yra ir gerų, ir blogų, ir tarp darbuotojų yra gerų ir blogų, yra mąstančių ir nemąstančių, yra kurie yra nukentėję ir kurie nenukentėję. Yra, kurie dėkingi verslui, yra, kurie nedėkingi. Tai šitą prasme, aš manau, kad tai yra visuomenės tam tikras atspindys. O klišės yra vienas iš mūsų mąstymo turbūt būdų. Mums taip lengviau gyventi. Žinoma, ką tik tai šventėm nepriklausomybės 33 metus. Nepriklausomybė, jau išgyveno savo, sąlyginai galėtumėm sakyti, kad išgyveno savo pilnametystę, bet mesgi nesame šalis, kuri turi verslo industrijų, dinastijų, galų gale neturėjom tokios galimybės, ar ne? Tai tik tai yra galbūt jau užaugusi viena, subrendusi labai aiški verslininkų karta, jie užaugino savo vaikus, duok dievė, jie nori tuos verslus perimti ir ne, dabar jau matom tą kaitą, kad vyresnioji karta perduoda savo verslus vaikams.
Ir mes stebėjome verslininką labai iš išorės. Jeigu kuris iš mūsų tarpo, ar ne, tai mes matėme, kad jam daugėjo pinigų, jis statė savo namą, ar ne, nusipirko gerą mašiną. Tai taip mes pažįstame verslininką iš išorės. Ir ta klišė, jinai yra tiesiog natūrali. Mes taip stebėjimo būdu nusprendėme. Bet klišė, jinai suponuoja didelį trukdį. Mes nematome iš vidaus, kokių savybių, kokių bruožų reikia verslininkui. Mes tik tai a priori jam priskiriam, ar ne, tą išorę tokią. Gerosius rezultatus. Ne? Tie kaip gerieji rezultatai, ar ne, išorės mūsų vaizdas. Bet kokių dalykų reikėjo verslininkui, kad visą tai pasiekti. Ne, dabar pakalbėkim klišė, kuri trukdo pažvelgti. Pavyzdžiui, kiek reikėjo verslininkui rizikuoti. Toks paprastas dalykas. Ne kiekvienas juk ėjo į riziką. Tarsi galėjome mes kiekvienas ir aš ir tu tą daryti. Bet vieni rizikavo, kiti nerizikavo. Tada drąsa, reikia drąsos, kokių dar savybių turi žmogus, išskyrus tai, kad jisai susikūrė labai gražią savo materialią išvaizdą, kurią mes visi pastebim. Aš manau, kad šitokia yra irgi mokykla. Reiškia, ar mus mokė matyti objektyviai, ne? Ir iš to, aš tai vadinu, postsovietinio išėjo žmonės, kur buvo visi neturtingi ir jeigu kažkas turtingo, tai tada turėjo būti priežastis. Paprastai, ką aš girdžiu, ką žmonės pasakoja, tai pasivogė, kažkas atidavė, atėmė, reiškia, tų posovietinių. Tai tokia mes iš to įėjome tą nepriklausomybę ir tada buvo tas gaujų karai ir visa kita. Tai, o dabar, ne, kai jau to nebėra ir ateina nauji tie verslininkai ir taip toliau, tai ko mes nematom? Aš manau, kad pirmiausia, mes nematom to vidinio iš savęs reikalavimo daugiau būti kuriančiu. Rizikuoti, tai reiškia kažką tai pabandyti. Tai čia yra pirmas toksai dalykas. Tada antras yra, kaip aš sakau, kiekvienas gali kurti Lietuvos Respublikoje verslą. Kad ir rytoj visi paima, nusprendžia, užsiregistruoja ir gali daryti verslą. Bet kodėl nedaro? Tai aš manau, kad čia yra labai daug tokio irgi vidinio dalyko, eiti į riziką, į nekomforto zoną, reiškia. Tu turi pasiaukoti vardant kažko, vardant produkto, vardant paslaugos, vardant bendro gėrio. Čia tam tikra prasme, pačioj pradžioje yra daug rizikos ir vardant, ko tu darai. Tu turi vidinę motivaciją. Ir tada, kai tu pradedi daryti, tada susiduri su visu tuo, kas vadinama, kad tu turi būti kantrus. Tu dirbi ne 5, ne 6 valandas, o dirbi tiek, kiek reikia. Savininkai dirba apskritą parą. Ne? Tai, ir dažnai dabar dar visi perdegimai ir visi kiti dalykai dėl to atsiranda. Ir dabar. Tai, ir tada ta mašina ir ten tas gėris, kurį paprastai mato, nieko neparodo apie tai, kiek jis ten prieš tai įdėjo. Ir sveikata, ir visi kiti dalykai. Tai tas objektyvumas, ne, kaip tą objektyvumą turėti. Labai geras pavyzdys yra apie, kai man teko, reiškia, su Lietuvoje yra tokia organizacija, reiškia, Junior Achievement. Tai yra jaunimo, moksleivių, moko daryti verslą. Ir jeigu tie, kurie dalyvavo, reiškia, apklausoje, buvo padaryta apklausa ir buvo paklausta, tai kaip jūs matot verslą? Tie vaikai buvo praėję ten pusę metų, jų užduotis yra sukurti, pamėginti pagal visas taisyklės, kaip įstatymai sako, sukurti mini verslą. Ir kai jie praeina, jie sako, koks gėris yra verslas. Ir tai yra pavyzdys labai geras, kad tai yra vis dėlto į verslo tas klišes yra daug atsineštų ir nesuvoktų ir neapmastytų. Lygiai taip pat valstybės. Prasme, dažnai sako, iš verslo paimkite, atimkite, palaukit, verslas jisai duoda, moka mokesčius ir verslas lygiai taip pat išlaiko visą valstybę. Bet dažnai emociškai pagauti kažkokie žmonės nukrypsta nuo tų dalykų. Tai verslas yra forma, kaip yra kuriamas bendras gėris. Taip, tai yra pelno dalis, bet
valstybė yra sutarusi su verslu tam tikrą prasme, kad jie moka visus mokesčius tiek už darbuotoją, tiek už ten pelno mokestį ir kitus mokesčius. Tai yra legali, kaip bet kuris lygiai gali pradėti. Kodėl tie stereotipai gyvena? Aš manau, kad yra daug neapmąstytų iš to posovietinio atnešto mąstymo, kad manim turi pasirūpinti kažkas tai. Valstybė, nežinau, ten kitas, ten atimti iš kažko tai ir duoti man. Tai yra viskas, kas buvo tų tarybinių laikų, reiškia, suvokimo, nes kai aš klausiu savęs, kodėl taip mąstoma, iš kur tie stereotipai, aš galvoju, kad tai yra labai susijęs su dviem dalykais. Pirma yra su saugumu, nes posovietiniam laikotarpį žmonės ir mano tėvai, kai jie pasakoja, kad visi buvo lygus. Nu, jie tikrai buvo lygus, nes visi buvo neturte. Ir visai neblogai jautėsi. Reiškia, valstybė suplanuodavo už juos, kaip jie gyvens, kokią specialybę gaus, kurie paskirimą gaus ir žodžiu susikuria iliuzija, kad tau beveik galvot nereikės. Ir dabar, kai mes turim nepriklausomą visą tą situaciją, žiūrint iš anos šviesos, tikrai viskas yra labai nesaugu. Reiškia, tu turi pasirinkti, tu turi nuspręsti ir netgi jeigu tu nusprendai kažkokią specialybę gauti ar kažką, tai tu nesi garantuotas, kad tu turėsi darbą. Ir tam tikrą prasme šitoje vietoje yra daug nesaugumo, kas ir padeda galbūt tom stereotipinėm idėjom ir tokiais gyventi. Nors vėlgi yra proignoruota ta dalis, kad tu gali tapti kuo nori. Tarybiniais laikais tu buvai šaltkalviu, nu, tai šaltkalviu ir baigsi, reiškia, arba ten, jeigu tu būsi ten kažkokios partinės, nu, tai su partija ir gyvensi. Dabar tu gali vieną dieną dirbti, nežinau, ten kasoje, kitą dieną turėti savo verslą, o trečią dalyką dar kažką daryti. Ir ta žmogiška prasme laisvė, bet su laisvė ateina ir atsakomybė. Tai čia yra daug tų senų žmonių, kuriems reikėtų pagelbėti ir aš matau, kad atsiranda ir programos, ir bibliotekos visokių programų, kad žmonės šviečia ir bando. Ir kai esu sutikęs senutę, kuri, reiškia, mezga kojines ir sako, čia yra mano verslas ir realiai jinai turi verslą, jinai daro. Ir jin džiaugiasi, tai jin kuria produktą, jin gauna pinigų, taip jinai prisideda prie valstybės ir suteikia kažkokį dalyką. Gyvuojam 33 metus laisvoj, nediktatūriniai, demokratiniai šaly. Ir ar tikrai įmanoma apčiuopti tą nesąžiningą verslą? Juk yra kaip verslas reguliuojamas tikrai ir stebimas ir valstybinių institucijų ir taip toliau. Gal ta klišė, kad nesąžiningi tie vadovai, vagiantis jie, kiek tai iš tikrųjų yra pasekmė ir toks reliktas, kuris yra iš nedemokratinės, diktatūrinės valstybės žmonių mentaliteto sąmonės apie sąžiningumą. Sąžinė yra kiekvieno žmogaus, gali būti labai skirtinga. Vienam yra sąžininga nieko neuždirbti. Kitam sąžininkai yra per daug uždirbti. Ne? Tai dažnai valstybėje kalbam apie socialinį kontraktą. Ir versle, jeigu tu darbuotojas samdai, tu turi dėrybas. Tai vieni susideria, kiti nesusideria, vieni paprašo daugiau algos, kiti mažiau, yra reguliuojama dalis, darbo kodeksas ir taip toliau. Bet iš esmės viskas yra sutarimas. Ir čia yra turbūt dvi pusės. Tiek darbuotojas, kuris turi mažą savivertę ar bijo paprašyti daugiau pinigų, tiek verslininkas, kuris pernelyg nenori mokėti. Jie yra vienodai pozicijai. Tai aš apibendrinti nenorėčiau nei vieno verslininko, nei vieno darbuotojo. Bet sąžiningumas toj vietoj, kad verslas laimi tada, kai darbuotojai yra laimingi. Ir verslai, kurie ilgai gyvenami arba yra perduodami, tai yra ten, kur yra darbuotojams gėris ir kuriama. Kompanijos vystosi kūrybiškumo būdu, reiškia. Tai reiškia, kad tam, kad kūrybiški darbuotojai būtų, tai jie turi būti laisvi, turi būti sąžiningi
Nes galima informaciją slėpti ir būti nesažiningu, nes aš bijau ten vadovo, nežinau, arba ten nepasitikiu, jis viską, ką sužinos, panaudos prieš mane, arba taip toliau. Tai šitas kelias veda į verslo neaugimą arba sustabarėjimą. Ir kuo daugiau to nesažiningumo yra versle, tai verslas yra paralyžiuotas. Tai čia yra eismas abipusės ir sažiningumas tiek vienoje, tiek kitoje pusėje šiuo atveju yra pavojingas. Nesažiningumas, jisai sužlugdo ir vieną, ir kitą. Tai abudu yra plaukiantis vienoje valtyje, tai jeigu tu skylę pramuši, tai nuskęs abu. Gražus toks paneigimas to egzistuojančios tokios savanaudiško verslo klišės pavyzdys yra kaip tik tas savininkiškumas, kai tau rūpi viskas nuo įeinančio žmogaus iki padėtos vandens stiklinės. Ir toks labai geras pavyzdys buvo man šį kartą vizitas į privačią medicinos įstaigą ir kaip tik dar biudžetinė valstybės įstaiga finansuojama. Ir kai tu matai, kad tas žmogus, kuris nepastebėjo tavęs, dirbo tiesiog paprastai savo darbą ir neturi dar tos galimybės pažvelgti, kai nuo manęs tai priklauso. Aš esu šitų dalykų dalis. Man tai labai rūpi. Apie naują kartą. Apie tą kartą, kuri aš neteikiu per daug, ar ne, nesuponuoju, kad čia tik nauji jauni vadovai gali vystyti gražiai verslą, ar ne, ir būti altruistiški, ir kantrus, ir pastebėti darbuotoją. Bet Ukrainos paramos pavyzdys parodė verslo tikrai labai gražią pusę, kad mes esam užaugę iki dalinimosi, iki rūpesčio kitais, iki bendro saugumo troškimo, ar ne, iki pagalvojimo. Kokią jūs matote tą ateinančią naują kartą ir kiek reikia saugoti jau subrendusio verslo įžvalgas kūrybiškumui, inovacijom, tokiem gražiem bruožam kaip dalymasis, mecenavimas, nes tam, kad užauginti verslą, reikia laiko ir dažnai vadovas jau yra ne visada jaunas. Taip, jeigu startuolis ir pasisekė, gali būti labai jaunas vadovas, bet dažniausiai yra apie 40 ir vyresni vadovai, o dažnai užauginę verslus ir yra 60-mečiai. Ko mes mokomės ir ką mes turim atkreipti dėmesį, kad jauna karta atneša naują kultūrą. Čia turbūt reikėtų tokį tašką užsidėti, kad nėra nei pranašesnių, nei jaunesnių vadovų. Aš sakyčiau, kad abidvi pusės turi tokio bendro išminties dalis. Ne? Reiškia, jaunimas turi energiją, ne? Senimas turi išmintį, nes jie sukaupia patirtį. Ir kas yra labai gražus pavyzdys, kad yra ir Lietuvoje ta kultūra verslo klubų arba mecenavimo ar dar kitos. Tai yra tas būdas, kaip senieji ir tie jau kitos kartos verslai žmonės keičiasi patirtim. Nes tiem vyresniem tarsi reikia tos energijos, veržlumo, greičio, rizikos, galbūt tokio žavesio tam tikro. Ir tiem jaunesniem reikia išminties, susivaldymo, kantrybės, apgalvotumo, sprendimuose ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, kad gal kas yra nauja Lietuvoje, kad mes jau nebegalvojam tik apie Lietuvos kaip po tokią. Mes dabar jau tampam globalūs. Jaunimas ypatingai globalus, labai pasaulį mato, Europą mato ir jie greitesni, ir jie su kalbom lengviau yra. Tai tam tikros tendencijos yra egzistuojančios, bet vėlgi aš sakyčiau, kad tai yra tos mūsų nepriklausomos Lietuvos toks etapas. Jau kokį turbūt dabar 10-metį Lietuvos verslai išeina už Lietuvos sienų ir prekiauja per visą pasaulį, ar veža produkciją, ar aptarnauja kažkokius terminalus, veža krovinius ir taip toliau. Tai čia ateina irgi į verslą dar viena patirtis, kuri atnešama ir tarptautiškumas. Ir čia klausimas identiteto yra.
ir daug gražių dalykų, mecenavimo. Tai tie labai, aš manau, kad Lietuvai davė verslininkai užsieniečiai arba lietuviai, kurie grįžo į Lietuvą, arba ten Marius, kuris grįžo ir kūrė, reiškia, verslą čia, arba dar kažkoks kitas verslininkas, kuris ir dabar jis mecenuoja, ne, jis ten prisideda prie meno kūrinių ar kitų dalykų. Tai šita prasme, kad dar yra toksai pasidalinimo dalis ir to pačiu augimo dalis, kad aš manau, kad branda mūsų versle dar ateina dar kitokia, tarptautiškumo branda, kad mes, aš atsimenu, kaip kokie 96 metai, kalbėdavome, kaip mes čia tokie mažiukai, kaip mes čia dar mums reikia mokytis kažko, o dabar aš girdžiu, kad jau kompanijos perkamos, lietuvių kompanijos perka užsienio kompanijos arba užsieniečiai atvažiuoja investuoti čia. Tai čia yra daug tokių gražių dalykų, kad mes išeinam iš tų, sąlyginų nuo ko pradėjom, nuo tų klišių, kad nebėra čia tų tokių kažkokių didelių rėmų. Tai esam laisvėje taip su visa atsakomybė, su pasirinkimais, bet tuo pačiu mes dar mokysimės kitų dalykų. Verslus reikės perduoti. Ar mes sugebėjom apmokyti tuos, kurie perims verslus? Aš matau iššūkį. Europoje yra šalių, kur neturėjo karo keletą dešimtmečių ir tie verslai jau 1 ar 2 ar 3 ar 4 kartos perimtos yra. Pas mumis dar tik prasideda, aš sakyčiau, ir dar daug dalykų reikės išmokti, ko mums neprireikė iki tol, nes tiesiog nebuvo tos realybės. Tai iššūkių bus. Kitos gal klišės atsirado, nežinau, bet aš manau, kad reikia vaduotis, negalima viską sudėti į tokius kišenes ir jų nepasižiūrėti, neperžiūrėti, nepermastyti. Ta mentorystės programa jauniems žmonėms tikrai yra galimybė iš vidaus pažinti verslą ir tada ta spalva arba ta galvoje esanti klišė, kuri, kaip aš sakau, metais galbūt tiesiog vienu niuansėliu pokalbyje tėvelio ar senelio tau perduodama yra į galvą, gali kisti. Kokie dar būdai, kaip jūs matot tą kitimą? Aš suprantu, kad ne verslininko užduotis yra paneiginėti kažką, ar ne? Tu turi santykius verslo partnerių arba klientų ir tiesiog susiponuoja tą nuomonę, koks tu apskritai esi. Bet kaip aš sakau, tam tikros mokyklos arba tam tikros, kaip čia pasakyti, verslininkų būrio žmogui nėra taip paprasta, ar ne, nes susidurėt su tuo vertinimu. Tai mentorystė, kas dar padėtų, kad pažinimas ir ne keistųsi, kokie tai yra įrankiai, kai keičiasi požiūris. Turbūt pirmiausia tai kažkokia klubinė veikla, bendruomeninė veikla. Savanorystė aplamai kaip po tokia irgi yra ta terpė, kur į savanorystę ateina labai įvairūs. Ir verslininkai ateina, ir darbuotojai ateina, ir kartais kartu dirba, kažką savanoriauja. Be jokio atlygio ir tiesiog. Tai manau, kad tie būdai, kaip pažinti verslininką ne kaip kažkokį paveikslą arba įsivaizduojamą dalyką, o tiesiog žmogų. Nes realiai kiekvienas verslininkas yra žmogus, lygiai toks pat žmogus. Ir klaidos, lygiai taip pat kaip mes, kaip žmonės paprasti darom, kaip darbuotojai klaidas, tai jie kaip savininkai irgi eina kelionę. Ir kaip savininkui jis turi tam tikrų apribojimų. Ir jį pažinti jam yra sunku, jis turi leistis pažįstamas, ne? Tai čia irgi yra tos terpės, kur vadovų klubai arba kažkokie kiti klubai ir šokių kolektyvai, kur irgi sueina įvairius. Tai mentorystė gal tokia jau labai dedikuota, bet darbas valdyboje ir su nepriklausomais kažkokiais nariais arba tiesiog kūrybinė išvyka dėl kažkokių dalykų arba kurti, kur įtraukiami skirtingi žmonės visuomeniai. Labai gražu yra, kai verslininkai pasikviečia į kažkokią strateginę sesiją ar kažką, tai kažkokį menininką, pavyzdžiui, 2-3 valandų. Iš vienos pusės tai mes edukuojamės, iš kitos pusės menininkas mus pažįsta. Ir kuo labiau yra apsikeičiama tais dalykais, arba kai važiuojama į kaimą pasižiūrėti autentiškos sodybos ir su močiute tie patys verslininkai kalba, aš manau, kad tai irgi vyksta tam tikras pokytis. Aišku, jis nėra toks greitas, kaip norėtųsi, bet mes esam žmonės, lygiai taip pat ir kiekvienas verslas.
Taip pat mes klaidas darėm lygiai taip pat. Aš manau, kad versle, kai mes turim savo dukras ir sūnus, mus nieks nemokė, kaip perduoti jiem verslą. Mes norėjom, kaip ir visi turbūt, kad tie vaikai būtų laimingi, mes davėm viską daug vartoti ir taip toliau. Ir kaip jie, jeigu jie nebuvo įtraukti į kompanijos vidų, jie nepatyrė, kai jis turi prisimti atsakomybę, prisimti riziką, išgyventi tą visą kitokią pasaulį, ne tik gavimo, bet ir davimo tada, ne, kad tu turi treniruoti darbuotojus, tu turi treniruoti kolektyvą, tu turi bėgti, domėtis tendencijom. Tai čia yra daug tokio dalyko. Ir tada kaip tam vaikui neišgyvenusiam gauti visą tą verslą. Ne? Ir tada tėvai, kurie pradeda dalinti, sako, tai kaip man perduoti verslą. Ne? Ir juridiškai tu gali surašyti, bet jeigu tavo yra ne piniginė, tu nori, kad tas verslas gyventų ir toliau būtų naudingas, tai čia yra tas namų darbų tokių netiek ir mažai, tu turi įtraukti. Ne? Tai vienas iš būdų įtraukti, ne, kažkokį tą sūnų į tą verslą, valdymą, ne, bet čia irgi daug iššūkių yra, ne, tai mes turim vėl kitas klišes, ne, tai va čia jau, aiškiai, verslininko sūnus, žinai, jau čia tie darbuotojai toj pat sukūrė dar vieną klišę ir čia mes įsiveliam vėl klišės. Bet, aš tik kviesčiau į tokį, platesnį požiūrį galbūt. Ir čia gal tas, mentorystė, galbūt pokalbiai, galbūt susitikimai. Netgi manau, kad gali padėti pokalbį apie verslo perdavimą tokia atvirai. Paskirti laiką ir skirti tą laiką, kalbėtis. Jeigu nepavyksta 2 ar 3, ar šeimoje, nes šeima vėlgi, šeima turi, kaip čia mes į šeimą ne visus įsileidžiam, reikia pasitikėjimo, reikia reputacijos. Tai reikia jaukintis tos žmonės, kurie padeda, painicijuoja tą pokalbį, galbūt arba gal parašė kažkaip specialiai kalbėtis apie tai. Ir tada po truputį besikalbant, žiūrėkit, atsiranda kažkoks planas, kaip pamandyti, ką pažiūrėti, ką pamatyti. Tai va tie dalykai, manau, tokie, jie subtilūs, labai žmogiški. Ačiū labai už pokalbį ir tikiuosi, kad šitas praleistas laikas ir jūsų pokalbis, jūsų pristatymas situacijos, kaip jūs matot, ir mus žiūrėjusiems padės truputėlį patraukti klišes, kurias mes turime, tos eilinės paprastos, ar ne, kad nesąžiningas verslas, išnaudojantis verslas. Tai tikrai yra užsklanda, kuri neleidžia pamatyti iš vidaus ir galbūt šitas pokalbis padėjo šiek tiek pažiūrėti į kitokio lygio vadovą, kuris yra kūrybiškas, kuris ieško inovacijų, turi drąsos. Tai labai dėkingas už pokalbį, klausėtės alternatyvaus verslo valdymo stratego Žano Nymanto, o šitą pokalbį vedžiau aš, Diana Nymantienė, komunikacijos ekspertė. Ačiū, kad žiūrėjot, sudie. Iki pasimatymo.